Viktoras Uspaskichas. Na, gal apie... Lietuva balsuoja už rusą. Gerbiamasis. Dabar aš nesuprantu. Mano jau grožis senai išnyka. Ir ką? Ir nieko. Žiūrint dabar į kamerą, mane turi areštuoti. Na, tvarkoj, ar ne? Taip. Bet. Ir. Na, bet... Davai prabalsuojam. Aš padaryčiau Lietuvą. Tikrai. Pagal planą taip ir turėtų būti, ar ne? Taigi, tai man atrodo viskas aišku. Yra, ką reiškia, tai klausykit, jūs ir jūs ką? Na, kad kažkas norėjo, ar ne? Bet tvarkoj, kaip mes lygtai ir, bet reikia suvokti, kad iš dangaus nieko nenukristų. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą, dėkoju už pokalbį, kalbėjom su darbo partijos pirmininku Viktoru Uspaskichu. Kalbėsime su Viktoru Uspaskichu ir Ramūnu Vilpišausku. Dar pakartosit, na tai kaip manot? Manau, kad tiksliau, tai manau, kad tai vėlgi yra, sakyčiau, ir tai ir tą tokį tai... Pone Uspaskichai, tai turbūt akivaizdu, ar ne? Pone žurnalistė, davai einam prie interpretacijas. Ir darysim viską, ir stengsis viską daryti. Jūs pats asmeniškai norite? Klausykit, aš kalbu apie kitką iš pradžio. Taip, bet tai yra šio konteksto dalis. Nelabai. Ne visai taip. Kas pas mus dedasi, gal, aš nežinau. Jūs dabar kalbate vieną sekundę, bet kuriuo atveju. Leiskit man pabaigti. Ar jūs pats norite? Visų pirma, aš noriu. Tai jūs norite, kad jums būtų? Aš noriu, iškeičiami tokie didžiuliai dalykai. Bet vis dėlto, ar jūs norite? Aš norėčiau. Ar jūs norėtumėte? Dar 10 kartų atsakysiu. Aš noriu būti teisme. Na, va, šitą išgirdom. Manau, visi Lietuvoje suinteresuoti tuo. Alternatyvų pasiūlymų. Kol kas labai sunku atsakyti. Iš tiesų, tai vis dėlto, kam? Kažkokia absurdiška situacija, kas bus? Gali būti pavirs atpirkimo ožių. Bet kas būtų, jeigu būtų? Čia, nesakyk, nereikia spekuliuoti iš to vietai. Ne. Kągi, ačiū Jums.